Neblogos rungtynės tau, tačiau komandai nesiklostė žaidimas. Kodėl? Nežinau, manau, iš tikrųjų užstrigome gynyboje, susidūrėm, problemų jos dengėsi kietai, negalėjom paprastose situacijose atlydom, nepriėmėm kamuolio ir matosi tas rezultatas, įprimetėm 54 taškus. O nusiteikimas buvo šiam rungtynėm? Ne, buvom visas iš tikrųjų nusiteikę, nežinom, kokia yra rungtynių svarba ir komanda buvom nusiteikus, tiesiog, nežinau, nebuvom pasiruošę tokį vietą žaidimui tikriausiai. Kaip manai, dar yra tų šansų pakovoti dėl antrosios vietos? Po šiandienos sumažėjo, bet tikimės gal ir Sirenos suklups. Iš tikrųjų yra, nepraranda vilties. Ačiū. Na, o mes tęsime tiesioginę transliaciją. Netrukus šalia mūsų Sirenų ekipos vyriausiasis treneris Linas Šalkus. Likite kartu. Sveikinimai su pergalė ir komentaras apie rungtynes. Gerai gynėmės, aš manau, kad merginos tikrai susigynė idealiai. Po 2 kėlinių leisti mes 22 taškus tokiai komandai, kuri turi daug legionierių, sakykime, dvi turi Latvės, turi Juodaodę pasipildę Kinkevičienė, Bredytė ir sakykime, Laima Rickevičiūtė tikrai gera komanda, bet sakau, aš džiaugiuosi savo merginom, didžiuojuosi jomis. Gal tas, sakykime, antros vietos taurės finalas dadėjo jom, tikrai dadėjo, įgavo pasitikėjimą merginos ir šiandien gynėmės idealiai. Bent jau mane asmeniškai šiandien nustebino Dovilė Miliauskaitė. Kaip jūs nuomonė apie šią krepšininką ir jos žaidimą šiandien? Jinai, suprantat, jeigu jinai padarytų tą, ką aš reikalauju, jinai tikrai būtų gera krepšininkė. Ir šiandien per pirmą pusę tas aktyvumas geras jos buvo, bet kartais reikia neskubėti, kartais reikia tuos visus išpildyti, kaip pasakyti, tuos mūsų bendrus susitarimus komandų. Šiaip tikrai padeda komandai, tikrai žingsnis į priekį. Po šiandienos jau ramiau, kovoja dėl tos antrosios vietos šiek tiek? Ramiau niekada nebūna. Ramiau bus, kai įteikinės medalius kažkuriai komandai, va tada bus labai ramu. Gerai, dėkui, sėkmės.